Sveiki. Šiandien norėčiau pakalbėti apie meditaciją. Kaip teisingai medituoti, kam tai reikalinga ir visus kitus tokius panašius dalykus. Šiaip meditacija yra praktiškai būtina kiekvienam žmogui. Patikėkite taip, ir aš medituoju pakankamai dažnai. Ne kiekvieną dieną, bet pakankamai dažnai. Ką tai padeda? Tai padeda atsikratyti neramumų. Vis tiek gyvenimas yra toks dalykas, kad jūs negalėsite atsikratyti visų tų nemalonių dalykų, kaip kas nors jūs pavadino, kritika ir taip toliau. Įsivaizduokite, aš rašytojas, kiek aš prisiklausau visokios kritikos nevykusios iš tikrųjų. Ir kitas sykį, aš atsimenu, pavyzdžiui, aš išleidau knygą Solemija ir iš tikrųjų tiek buvo sunkaus darbo ir tiek pinigų kainavo. Tas išleidimas ir žmonės pasitiko ne pačiu maloniausiu būdu mano knygą. Iš tikrųjų, aš kurį laiką tikrai buvau nesavyje, jaučiaus ganėtinai prastai ir po to aš grinai valandą meditavau. Ir grinai valandą meditavau savo lovoje, įsijungęs meditacijos muziką. Ir žinokit, aš atsigavau. Aš taip smarkiai atsigavau, kad aš tapau visiškai ramus kritikai. Aš pagalvojau, vis tiek žmonės turi teisę kritikuoti, turi teisę išreikšti savo nuomonę, galų gale, gal tai ir yra mano antra knyga, bet aš tikrai galėsiu parašyti ir geriau ir, taip sakant, ta kritika bus gal ir geresnė. Galų gale, kokios kritikos aš galėjau tikėtis iš tikrųjų, nes mano knygos revoliucinės iš tikrųjų ir gal dauguma žmonių nepasiruošė mano knygoms, taigi perskaitė mano knygas, jie tiesiog ir gal nesuprato nei mano žodžio, iš tikrųjų, gal net nedaskaitė iki galo, taigi ta kritika yra tokia. Tai va, bet kad būti stipriam šitam pasauliu, iš tikrųjų, ypatingai jeigu jūs norite daug pasiekti savo gyvenime, reikia meditacijos ir medituoti galima keliais būdais. Aš pademonstruosiu jums vieną labiausiai žinomų, tai yra toksai, reiškia, rytietiškas, budistai, jogai užsiiminėja, tai vadinasi meditacija ir aš tuoj pademonstruosiu. Reiškia, atsisėdate patogiai, bet negalima remtis nugarą. Reiškia, galite sėdėti ant kėdės ir nebūtinai, reiškia, tokiam, čia vadinasi, turkiška pozicija, šiaip galima ir lotuse, bet aš nemanau, kad kas nors gali į tą lotusą sėdė. Aš net vienos kojos negalėčiau užsikelti, o aš pakankamai lankstus šiaip. Tai va, viskas, ko reikia, galite taip įsitaisyti ir galima paprastai ant kėdės atsisėsti, bet negalima remtis su nugara, dar kartą pakartoju. Reiškia, įsijunkite kokią nors raminančią muziką, nors nebūtinai, jeigu jos nėra, irgi ne bėda. Rankas galima laikyti įvairiai, galima, pavyzdžiui, taip, galima taip, galima taip. Na, tik tai nelaikykite taip. Aš sakyčiau, rankas galima laikyti kaip jums patogu. Nu tai, sakykime, užimkime šitą poziciją, užsimerkėme ir dabar vėlgi, kai užsimerkėte, yra keli būdai. Galima koncentruoti savo, reiškia, tokį, reiškia, neregimą žvilgsnį, kai jūs jau nežiūrite, visą, reiškia, koncentraciją koncentruoti čia, į šitą tašką ir įsivaizduokite, kad pas jūs čia yra akis, jūs bandote per tą akį pamatyti pasaulį. Štai, reiškia, čia vienas būdas. Antras būdas, galima, reiškia, to nedaryti, bet įsivaizduoti, kad jūs, pavyzdžiui, sklandote debesyse, ar jūs kokiam nors kosmose, ar kažką panašaus. Tokia, reiškia, vidinė iliustracija, kažkokį sukurtą tokią, ar jūs skrendate debesyse, ar jūs atsiskiriate nuo kūno, kažkas tai tokio. Aš dažniau linkęs to nedaryti, aš daugiau linkęs, pavyzdžiui, koncentruotis arba į čia, arba iš viso apie nieką negalvoti. Tai va, šiaip nereikia stengtis ypatingai, mano manimu, apie kažką galvoti, nors kiti patarė, kaip tik, medituojant, stengtis bandyti įsivaizduoti, kaip jūs skrendate debesyse ar kažkas panašaus. Čia jau jums spręsti, vėlgi. Ir reiškia, kai jau įsitaisot savo poziciją, ar taip, pavyzdžiui, va taip, sakykim, teisingai, ir tada, reiškia, negalima nei kalbėti, negalima daryti, reiškia, daug judesių. Nieko, jeigu jūs, pavyzdžiui, va taip, ar taip, nes nugarytė po trupučiuką gali, žinot,
Pavargti, tai nieko baisaus, bet jūs turit būti visą laiką užsimerkę, tai privaloma. Visą laiką užsimerkę, tai vienas dalykas, negalima remtis nugarą, tai antras dalykas, patartina, žinoma, nekalbėti, jokių būdų, išjungit savo telefoną arba padėkit po padušką ir labai patartina kokią nors raminančią muziką. Nebūtinai rytietiškų tipų, galite įsijungti, pavyzdžiui, Eniją, aš mėgstu Eniją įsijungti, galite Enigmą įsijungti, galite ir budistų muziką įsijungti, bet kas jūs veža, suprantat. Bet tik tai, kad nebūtų tranki, nebūtų kažkokia muzika, ar dar, ta prasme, šokių muzika, ar dar kažkas panašaus. Televizorių išjungite velniop tą televizorių, radiją taip pat. Taip, ir viskas, reiškia, sėdite, galite užsistatyti, reiškia, ant telefono žaidintuvą, pavyzdžiui, 20 minučių, aš dažniausiai medituoju 15-20 minučių, man pilnai užtenka. Ir ką jūs pastebėsite, ypatingai žiemos vakarais, kai tamsu, arba jeigu pas jūs labai stresinis darbas, arba jūs, sakykime, pergyvenate kažkokį sunkų etapą gyvenime, sakykime, skyrėtės, ar kažkas iš jūsų tenai serga šeimos, ar kažkas tai panašaus. Iš tikrųjų, tai labai padės jums nusiraminti. Taigi į dieną tokių 15-20 minučių tokio ramaus pasisėdėjimo, patikėkite, pakeis jums gyvenimą. Mano manimu, mano kaip dietologo, sveikos gyvensenos dėstytojo manimu, kad tokiu būdu, jeigu kiekvienas žmogus medituotų į dieną 15-20 minučių, visada skaitosi bloga nuotaika, sakykime, kare, labai, ta prasme, šiaip geras dalykas prieš miegą, paskosiu biškį, kodėl reiškės. Tokiu būdu, aš manau, kad pasaulyje savižudybinių. Aš tikrai taip manau. Aš manau, žmonės žudosi dėl to, kad jie nėra meditavę. Niekados. Tokia mano nuomonė. Taip, kad jeigu pas jūs tikrai labai prasta nuotaika, ir net jeigu ir nėra, jeigu šiaip stresuojate dėl kažko, tai galbūt jūsų krepšinio komanda pralošė, galbūt futbolo varžybos, visados atsiras tokių stresinių situacijų ir iš tikrųjų bus sunku. Ir paprasčiausiai 15-20 minučių pamedituokite, jūs savęs net pažinsite. Sakau, ir pakartosiu dar kartą, šiaip Lietuva 2005 metais, turbūt žinote, buvo numeris 1 pasaulyje pagal savižudybės. Ir aš nemanau, kad Lietuvoje daug kas medituoja. Net aš savo mamai pasakau apie meditaciją, jinai tik tai šaiposi. Iš tikrųjų visi šaiposi iš meditacijos. Aš praktiškai nepažįstu nei vieno žmogaus, kas be manęs dar medituotų. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kas be manęs dar medituotų. Bet iškart jums sakau, tai labai sveikas smegenims dar taip pat. Aš esu rašytojas, aš esu filosofas ir iš tikrųjų man padeda susikoncentruoti ties to, ką aš dirbu. Nes kitą sykį, įsivaizduokit, rašau knygą, bet staiga aš pagalvoju apie žinias tenais, pavyzdžiui, kas Paryžiuje atsitiko, ar tenais Belgijoje. Taigi apie tokius dalykus negali negalvoti, bet man reikia rašyti knygą, man reikia filosofuoti, man reikia daryti šitą laidą, kaip man susikoncentruoti. Tai būtent meditacija taip pat padeda susikoncentruoti ties dalykais, nes kai jūs medituojate, žinote, kas atsitinka. Reiškia, jūs matote srautą tų minčių, jos sukasi, kai jūsų galva sukasi, bet kas po to nutinka, jūs suprantate, kad tai jos yra tokios nekontroliuojamos, tos mintis. Tai nesate jūs pats. Jūs pats esate tas, kuris pasirenka tą mintį, apie kurią galvoti. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nei vienos nepasirenkate, jos visos išgaruoja tos mintis ir jūs apie nieką negalvojate ir tada gaunasi tokia tikra nirvana. Grinai per minutę nieko negalvojimo galima taip atsigauti, taip psichologiškai, reiškia, jūs tapsit toksai galingas, toks stiprus, kad patikėkite, bus visiškai kitaip. Sakau, 15-20 minučių meditacijos kasdieną. Dar vienas dalykas galėčiau patarti, jeigu jūs turite insomniją, jeigu jūs turite problemų su miegu, grinai 15 minučių prieš miegą meditacijos su raminančia muzika, miegosite kaip vaikelis. Tik tai neprigerkite kofeino prieš miegą. Šiaip, jeigu problemos su miegu, 8 valandas prieš miegą negerkite kofeino. Tai ir arbata, juoda ir žalia, tai ir kava tuo labiau. Tai tiek.
Tiesa, dar pradėsiu laidą, rodydamas, kaip galima dar medituoti. O štai kaip aš medituoju, pažiūrėkite. Tiesiog užsidėkite ausinukus ir klausykite kokią nors raminančią muziką. Pavyzdžiui, nežinau, ar girdite ar ne. Pavyzdžiui, aš mėgstu Enigma, arba šiaip ką nors randu per YouTube kanalą. Tiesiog taip 10-15 minučių, kitas iki pusvalandį. Aš taip atsipalaiduoju, taip gera ir miegasi po to daug saldžiau ir nervai ramus. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur. Tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.